Ar kada susimastei apie klausimus, į kuriuos atsakymų neturi nei premjeras, nei tavo močiutė ir net Google? Šiame video 15 greičiausiai retorinių klausimų, į kuriuos regis atsakymą nežino nei vienas lietuvis. O gal tu būsi pirmasis ar pirmoji, kuris žino? Šis turinys satyra. Visi klausimai skirti tik apmąstymams, humorui ir savironijai. Jeigu ieškai tikrų atsakymų, jų čia nėra. Šio video nesiekėme nieko žeisti. Galimas šalutinis poveikis, sukeltos įkyrios mintis, šypsena veide ar garsus juokas, kurio aplinkiniai gali nesuprasti. Pradėkime. 1. Kelintais metais bus pastatytas stadionas Vilniuje? 2. Žmonės kalba, kad Landsbergis pavogė šiferį, o kuris slepia visą tą šiferį? 3. Kada baigsis švietimo reforma? 4. Kodėl vaikui gauti vietą darželyje sunku, o mokyklose per mažai vaikų? 5. Kodėl Lietuvoje gyventojų mažėja, o eilės pas gydytojus ilgėja? 6. Kodėl darbuotojas išeidamas iš darbo turi grąžinti kiekvieną tušinuką, o Seimo nariai, nepatekę į Seimą, gali pasiimti, ką nori? 7. Kodėl kelių remontas visada prasideda likus savaitei iki rinkimų? 8. Kodėl kelininkus kasmet netikėtai užklumpa žiema, nors jie ateina tuo pačiu metu jau tūkstančius metų? 9. Kodėl druska barstoma tada, kai jau visi nuslydo? 10. Kodėl kelių remontai prasideda tada, kai visi važiuoja atostogų? 11. Kodėl išrašyti baudą galima per 3 minutes, bet išrašyti pažymą užtrunka 3 savaites? 12. Kodėl už pavėluotą 3 eurų mokėjimą gauni grasinantį laišką, o kai jie tau skolingi, grąžinsim per 30 dienų? 13. Kodėl valstybė viską skaitmenizuoja, bet prašo ateiti su popierinė pažyma? 14. Gal kas žino, kada bus tikrai paskutinis sel koncertas? 15. Ir galiausiai, kodėl mes vis dar tikimės atsakymų? Gal tu turi atsakymą? Kuris klausimas tave labiausiai užkabino? O gal tu turi savo retorinį klausimą? Parašyk komentaruose. Jei atsakei bent vieną klausimą, sveikiname, tu esi Lietuvos viltis, o jei ne, tai bent žinai, kad esi ne vienas ar ne viena. Jei bent vienas klausimas sukėlė šypseną ar privertė susimastyti, vadinasi, šitas video pasiekė savo tikslą. Nepamiršk pasidalinti su bendraminčiais, jei ir jiems, kaip ir tau, kartais kyla šie klausimai. O jei norėsi dar kartą pasivogti iš rimtų dalykų, žinai, kur mus rasti. Atsakymai? Turim ir juos. Kodėl kelininkus kasmet netikėtai užklumpa žiema, nors jie ateina tuo pačiu metu jau tūkstančius metų? Ir vis tiek staigmena. 14. Gal kas žino, kada bus tikrai paskutinis Selo koncertas? Selo koncertai kaip greitieji ir siutė filmai. Bet jie kitame video.
Sek kitą dalį, ten viskas išaiškės. O gal dar labiau supainios? Iki kito karto.